Tai Donelaičio kūryba šiandien. Kristijonas Donelaitis grožinės literatūros pradininkas ir garsios poemos Metai autorius, kuri prieš 208 metus buvo išleista. Tai kaip manote, ar kūrinys Metai yra aktualus šiandien? Manau, kad taip. Dėl to, kad visų pirma, mes gyvenam tokiam pranciškoniškam mieste ir kaip tik šiais metais švenčiam dar ir kitą jubiliejų, 800 metų, kai Šventas Pranciškus rašė kūrinijos giesmę. Ir kai skaitai Donelaičio metus ir žiūri, kaip jisai kalbėdamas apie gamtą, apie kasdienį eilinį žemdirbio arba paprasto lietuvio darbą, į kruopštumą ir atsakingumą ir kartu pagarbą gamtai, bet ir su Pranciškaus kūrinijos giesme labai tai siejasi su paprastumu. Supratau. Tuomet Donelaitis kaip asmenybė. Kristijonas Donelaitis buvo ne tik poetas, bet taip pat ir kunigas ir švietėjas. Jis buvo labai darbšnus, išmintingas ir savo mintis pereiškė rašydamas. Tai kokie Donelaičio charakterio bruožai jūsų nuomone labiausiai atsispindi jo gyvenime ir kūryboje? Mes dažnai, kai paprasti žmonės kalbam, neskiriam kunigo ir pastorius. Donelaitis buvo evangelikų liuteronų kunigas, arba pastorius, šiandien mes sakytumėm pastorius. Bet kai skaitom paprastą literatūrą, sako, tai yra kunigas. Bet kokia yra ganytojas, tas, kuris veda, kuris rodo pavyzdį. Ir pats būdams atsakingas, pats būdams itin kruopštus ir rūpestingas, nes jeigu skaitom biografiją, tai matom, kad jisai savo parapiją žmonėm rūpinosi. Jisai statė prieglaudas seneliams, našlėms, pastorių, kitų kunigų, kad neliktų be priežiūros, kad visada būtų. Tai ir metuose atsispindi. Ir manau, kad tas jo darbštumas kartais gali, skaitant, atsiliepti į tą kritiką tinginiams, tas, kuris nenori dirbti. Čia vėl su Šventu Pranciškum kitą sąsają, kai skaičiau, tai Pranciškus irgi nemėgo labai, visus kūrinius labai mylėjo, bet vieno tai tikrai nemylėdavo. Sakydavo, nu broli musė, eik dirbti, daryk naudingą darbą, ar ne. Tai va, ir Donelaičiui labai svarbu, kad tinginys neišblaškytų nuo Dievo garbinimo ir nuo patarnavimo žmogui. Tuomet poemos Metai sukeliami jausmai žmogui. Metai poema verčia susimastyti apie paprasto žmogaus gyvenimą ir dorybės ir žmogaus ryšį su metų laikais. Tai kaip poema Metai veikia jus ir ar šie jausmai kito būtent su metais? Pasakysiu vieną nepopuliarų dalyką, lietuvių kalbos mokytoja, kad neprašyti dvejetą, tai jis labai rūpimas, nes man parašė dvejetą. Kai aš buvau mokinė, kaip ir jūs skaitėm Donelaičio metus, pripažįstu, kad neperskaičiau visų, perskaičiau vėliau baigusi. Ir mano tėtis, kuris mėgo labai skaityti, jisai Donelaičio metus skaitė ir man sakė recenziją, ką reikėtų į rašinį parašyti. Tai sakau, tėtė, sakau, aš nieko nesuprantu šitų metų, sakau, ką ten aš jai parašysiu tam rašinį. Maunos batus ir mano tėtis sako, tu sako, tu paprastai pilk ir parašyk, sako, nu Donelaičio metų negalima nepilnamečiam sakyti, be 100 gramų nesuprasti. Tai aš moku tai taip tarp visų ten biografinių faktų, tarp to įvilkimo, kiek aš sugebėjau parašyti. Taip ir parašiau, gavau vertinimą atitinkamą. Aišku, kai jau galų gale pabaigiau mokyklą, baigiau studijas, sakau, negaliu pasakyti, kad nesu skaičiusi tokio kūrinio, ten sėdau ir skaičiau šitą kūrinį. Tai man jis labai patiko, iš tikrųjų, aš ne vieną kartą perskaičiau. Ir kai teko susidurti, va čia gyvenant Kretingoj, aš esu pati iš Šiaulių, iš miesto, tai skaitai, eini per žmonės, einant per Atgailos žygius, susitinki ūkininkus, paprastus kaimo žmonės, su kuriais bendrauji ir išgirsi tos Donelaičio kalbos atgarsius, ar ne, kad eini ir jauti, kaip atsibunda ir gamta, ir atsibunda visi darbai, ir kada ūkininkai bėga nuo pat šviesaus ryto, to lekiai, kad ir ką karvę pamiršta būtų ir kad sutvarkyta. Tai iš tikrųjų paliečia. O dar daugiau, kai eini ir matai, kad ne tik Lietuvoje taip pat vyksta, kad visas pasaulis ūkio darbuose gimsta švarumas, paprastumas, nes žemė priverčia žmogų būti paprastu, nuolankiu, nes prie žemės reikia pasilenkti, prie žemės reikia priglusti, ją reikia
paliesti, kad pajustum tą jos ramybę. Ir tada tie Donelaičio žodžiai jie įgauna pačią didžiausią prasmę. Tuomet Metai poema verčia susimastyti apie paprasto žmogaus gyvenimą, dorybes ir žmogaus ryšį su metų laikais. Kaip poema Metai veikia jus ir ar šie jausmai kito su metais? Galiu pasakyti, prieš daug metų, prieš keletą metų ūkininkau. Tai man aktualu yra, kaip ūkininkui buvusiam, kad metai ir gamta, ir medžiai, ir metų ciklas yra, man tai yra svarbu. Supratau. Ką jūs išmokote iš poemos Metai ir kaip tai taikote savo gyvenime? Tai čia turbūt kaip ir atsakėte, kad jums tai buvo svarbu jūsų ūkininko gyvenime. Taip. Tada, kada skaičiau, tada, kada mokiausi, šiuo metu tikrai nėra aktualiausia mano knyga, todėl, kad šiuo metu studijuoju teologiją, filosofiją ir moralę. Moralinė teologija, tai, galima sakyti, kad tas kūrinys irgi toks, į moralę vedantis. Tuomet patarimai prieš skaitant poemą Metai. Tai šiuo laikotarpiu paaugliams yra labai sunku prisiversti skaityti knygas ir ypatingai senosios literatūros kūrinius. Tai gal yra kažkas, ką galėtumėte patarti paaugliams, kad būtų lengviau skaityti ir suprasti Kristijono Donelaičio būtent kūrinį Metai? Tikrai taip, kai aš buvau paauglys, kai man reikėjo skaityti Metus, lygiai taip pat buvo sudėtinga, netgi ir prieš 20 metų ir daugiau. Neišvengsim šito sudėtingumo, tiesiog reikia ryžto. Tai yra nepakeičiama istorija, tuo metu rašė taip kalbėjo, taip buvo perdodama žodis ir mintis. Tai ne sudėtingume ieškokime prasmės, o ką būtent norėjo Donelaitis tais metais parašyti ir kodėl jis rašė tuos metus. Supratau, ačiū Jums labai. Ačiū. Taip.